atradau, aš juos, mano viduj pradėjo kažkas darytis. Toksai, kad kažkas ne taip. Tarsi gyveni ir dėl ko gyveni? Toks jausmas, kažkas ne taip, kažkas turi būti, kažko kito čia atėjai. Ir tada per ieškojimus atėjo Džiuljeta. Ir pirmas tas toks buvo, va, čia šita moteris, pas kurią aš turiu ateiti. Ir nebuvo, net nežinojau, kur einu, nežinojau, kaip ten kas bus. Ir kai čia atėjau, tai buvo tarsi patvirtinimas viso to, ką vaikystėje tikėjau. Čia yra ne mokslas, ne mokymai, o pažinimas to kito gyvenimo, dėl kurio tu atėjai į šį pasaulį. Ir tos nuoskaudos visos, kurios buvo gyvenime, tai yra tik tai pamokos, per kurias tu ateini iki tos vietos, kur jau siela tavęs prašo, kad klausyk, jau laikas atėjo pradėti gyventi gyvenimą, dėl kurio tu atėjai. Tai yra nelengva, bet tikra.